Ar dvasinis nubudimas yra gerai? Pirma dalis. Turbūt, jeigu tai jau turi įvykti, ko gero, tai yra gerai. Juk niekas nevyksta be reikalo ir viskas vyksta tam, kad dėl to ateityje mums būtų geriau. Nežinau, ar aš iki galo suvokiu, kas tas yra dvasinis nubudimas ir kiek tai yra gerai. Skaičiau, girdėjau daug šviesių, gražių atsiliepimų, kad su tuo nubudimu tu grįžti į save, pradedi būti savimi, pradedi tikrai gyventi. Viskas pagerėja aplinkui ir tavyje, gyveni harmonijoje su visais ir su savimi. Bet man atrodo, kad aš ir prieš tai labai puikiai buvau savimi. Taip, matau, kad mano suvokimas apie daug ką keičiasi mano savijauta. Bet kol kas niekada negaliu žinoti, kokia ta savijauta bus rytoj ar šiandien vakare. Ryte jaučiuosi stipri, kupina jėgų, idėjų, pasitikinti savimi. O vakare jau jaučiuosi niekam nereikalinga, visų palikta viena, jaučiu liūdesį, beprasmybės jausmą. Jaučiuosi išduota, apgauta. Ir tam nereikia jokios priežasties, situacijos. Dabar aš tiesiog staiga taip pradedu jaustis. Tada pradedu ieškoti praeities įvykiuose tam įrodymų, nes protaigi reikia rasti priežastį, dėl ko taip jaučiuosi. Ir aš tas priežastis randu, kad tikrai, tas padarė taip, tas anaip, o aš kitaip dariau. Aš juos myliu, aš dariau iš meilės, o mano meilė atstūmė, ją sutrypė, iš jos išsityčiojo. Tada tą mano liūdesį taip atsiranda tarsi ir reali priežastis, tie jausmai, emocijos dar labiau paaštrėja. Pasidaro dar sunkiau juos ištverti. Verkiu susirietusi į kamuoliuką, besigailėdama savęs. Ir atrodo, tas skausmas net nebūdavo tada toks gilus, stiprus kaip dabar. Kada to nevyksta, kada tiesiog dėl transformacijos išlenda tokia savijauta be priežasties. Kitą rytą dar truputį būna lyg ir liūdna, bet staiga viskas persikeičia. Aš vėl jaučiuosi laiminga, stipri, pasitikinti savimi. Suvokiu, kad vienintelis žmogus, kuris man yra labiausiai reikalingas, esu aš pati. Aš geriu laukia kavą, žiūriu į slenkančius debesis ir jaučiuosi labai laiminga tame savo buvime. Grįžusi į kambarį galiu tiesiog sėdėti nieko neveikdama, tik jausti laimę, jėgą iš savo vidaus ir taip pat būti labai laiminga dėl to. Kol esu toj gerųjų emocijų bangoj, man visai ir patinka, bet tai tuoj vėl pasikeičia, persiverčia į liūdesį, pyktį, vėl ta beprasmybė, vėl niekam nereikalinga net savo pačiai. Tai labai sunku atsakyti, ar tai yra gerai, kada taip svyruoja savijauta ir aplanko emocijos, kurioms nėra priežasties. Kada nesenai džiaugiausi, kad išgijau savo senas nuoskaudas, man nieko dėl to nebeskauda, buvo taip lengva, gera, o čia staiga prasidėjo tokie bangavimai. Bet turbūt tai tik laikinas periodas, transformacija. Norėtųsi, kad jau kuo greičiau baigtųsi. Svyruoja ne tik emocinė būsena, bet ir fizinė. Kartais sunku net ranką pakelti ar išsiridenti iš lovos, tiesiog nėra tam jėgų. O dar ir tie kūno skausmai, skauda sąnarius, raumenis, laužo kaulus. Kartais atrodo, kad kažkurioj vienoj vietoj skaudžiai bado tarsi suila. Turiu tokį posakį. Geri dalykai ateina lėtai ir skaudžiai. Čia turbūt jį man pakuždėjo kažkada senai mano siela tam, kad ji jau žinojo, kad manęs laukia toks ilgas, lėtas kankinimas. Tad paruošė man motyvacinį teiginiuką ateičiai. Bet kai užeina blogų emocijų banga, tu apie nieką daugiau negalvoji, apie jokias motyvacijas. Tiesiog jauti, kaip tau dabar bloga. Ir lauki, kol tai pagaliau baigsis, bestebėdamas dar ir tas juodas mintis, kurios sukasi galvoje. O gal būtent taip ir šalinasi tie jau nebereikalingi dalykai, emocijos iš praeities, gal taip ir išjaučiu tai, ką dar ne iki galo buvau išjautusi.
Gal tai, ką pati sąmoningai kažkada bandžiau nutildyti, dabar išlenda be priežasties? Ar čia ta mano senoji versija vis taip jaučiasi, nes ji dabar yra po truputį naikinama, į jos vietą ateina nauja versija, todėl ir kyla tas atstūmimo beprasmybės jausmas. Jausmas, kad niekam aš nereikalinga, nes jos po truputį nebelieka.